Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą sugrįžtu su naujausiu unboxinimu, naujausiu Star Wars Unlimited produktu. Tai bus PLys kitas bei naujausias starteris. Tai yra trečiasis setas, kuris išėjo lapkričio mėnesį, Twilight of Republic. Kaip tik iš mano mėgstamiausios Clone Warsų eros. Tai labai laukiau šitų produktų, šito starterio ir pažiūrėkime, kas yra viduje. Na, o dabar jau kaip tik moku atidaryti nuo senesniųjų. Tai, du deckboxai, super. Kenų rinkinys, pulsai. Tai sakyčiau, šitas starteris yra pats lengviausias pradėti žaidimą. Toliau plakatai, playerboardai, taip pavadinkime. Tai vat matote čia playerboardų pusę. Tai čia grįvusas, o čia soka. Ir dar ko neparodžiau, toje pusėje yra kaip visada deklistas abiejų dekų. Ir dabar eikim prie pačių dekų kartu. Matau, kad pasiėmiau grįvusą, tai ir rodau iš karto. Tai va šį kartą tokia yra ne Experience'o ir Shield'o, o droidai arba klonai. Ir dabar pačios deko kortos. Pilna droidų. Visokiausiose formose. Tiek in space, tiek ground'e ir tiesiog kortelės, kurios gamina droidus. O Poggle the Laser labai gera kortelė, ne tik šitoje kaladėje, bet absoliučiai visose vilonų kaladėse, kur bus Battle Droidai naudojami. Battle Droidas kortas irgi labai geras. Dar Creation'o pilna, ambushiniai laivai. Va čia tokie rimtieji droidai, tai Krakenas. Tactical Droid Commanderis. O, turime jau officialų. Vienas iš naujų keywordų yra exploit. Tai jūs galite defeatinti savo unitus, kad piginti korteles. Va, kaip pavyzdžiui, 3 Droid Suppressorius su exploit 2 gali kainuoti 2 pigiau. Tai už 3. Kas yra tikrai labai geras dylas. Šitas už 4. O Invisible Hand rimtas laivukas. Pilna visokiausių variantų. O In Pursuit kaip tik šitas playmetas, naujasis sezono playmetas. Jo eventukų šiek tiek. Waylay. Grievous Wheel baikas. Labai geras baikas Grievousui, mūsų lyderiui. Dar kartą lyderį parodysiu. Tai idėja yra tokia, kad jis droidam duoda sentinelį. Tai reiškia, jie jūs protektins jūsų visus rimtus unitus. Ir on attack irgi droidai duoda +1 atakos ir sentinelių fazė. Tai labai geras dylas. Epic Actionas nuo 6 veikia. Tai va toks Grievouso dekas. Ir va dabar Ahsokos dekas, kuris turi irgi naują keywordą žaidime, tai yra coordinate. Tai iš esmės jūs gaunate kažką, jeigu turite 3 arba daugiau unitų. Tai va čia kita pusė Ahsokos. Tai realiai Ahsoka tampa stipresnė, tada kai jūs turite daugiau unitų. Tai va čia irgi mūsų droidai klonai. Tai va. Ir dabar bus krūva truperių klonų. Tai čia yra viskas į tai orientuota, kad jūs turėsite daugiau unitų ir jie vienas kitas stiprina. Taip pat vykalų pigių yra su drop poweriu, kas irgi yra jūsų. Officerių gerų, Admiral Yularen yra labai geras, Restore 1 ir duoda visiems friendly heroic tipo unitam +1 gyvybių, kas yra labai gerai. Ir dar visokiausių truperių, laivų gerų statsų. Šakti irgi labai gerai, kad duoda each friendly tokenui +1. Ir on atakos greitina Anakin Skywalkeris irgi labai geras.
O Captain Rex, kai sužaidi, du klonai atsiranda, tai iš karto su Rexu 3 unitai pasidaro. Tranquility, Ahsoka Padawan lightsaberis, puikus +2 vyponas upgrade'as. Outflankas, kas leis greičiau atakuoti. Granite Strike'as, va kaip tik padės dylinti su whiteboardais. Synchrogen Strike. Ground Leadership tai irgi stiprins unitus. Open Fire. Dar daugiau žalos. Tai va tokios kaladės. Ir aišku, galima dar ir deckboxus pasiimti ir įmautės. Tai parodysiu pavyzdį, kaip tai atrodo. Nes čia vienas iš tokių žaidimų, kur yra viskas. Ir va tokie gražūs deckboxai, ir įmautės, ulartinės. Čia dar gaunat ir clear slyvą, ne tik art slyvus, kur yra lightsaberio spalvų. Tai čia kaip pavyzdys yra baltas. Ir va čia prelys kito boksą. Tai tokį rinkinį gaunate su prelys. Tai čia yra 6 pekai. Tokia nušytas divideris boksas ir promo kortelės. Taip, tai mūsų 6 pekai, boksas su divideriu ir promo kortelėmis. Tai va čia divideris labai gražus. Vai parodyti promo. Tai čia yra būtent startelių lyderiai, hyperspaciniai, tai reiškia, kad turi full artą. Labai gražu. Ir va čia, kaip sakiau, damage tokenų ir tai bildintis pelyso dėl. Labai gerai. Ir va dabar ką rasime būsterius. Labai įdomu. Padme. Nu, gal ne pats geriausias lyderis. Ir iš Lajaus reprintas. O, hyperspaciniais 3 droid suppressors. O Natural Life, kas nežino, Molas grįžta, miręs po pirmo epizodo. Ir, Hyperspace Foilas, Granite Strike'as. Super. Toliau. Hyperspaceinis Kulan Vosas, kur sako visai geras lyderis turėtų būti, nes jis turi passive ability. O, hyperspacinę bazę, kas reiškia, kad turėsim hyperspacinį Battle Droido tokeną. Tas irgi labai gražu. A Fine Edition, kaip tik Gryvuso kaladį, bet ne šitam Gryvusui, kuris yra mūsų lyderis starterio. Ir foilas ATTE, Vanguardas. Ok. Žiūrėsim, ar kokį legendary patrauksim. Molas lyderis. Tai Captive reprintas. Jar Jar Binksas, kurio greičiausiai niekas nežais, bet visi šitą ganganą žino iš prequelų. Republic Defense Carrier, Big Shipas, Mas Amedo ir failas Relentless Rocket Droidas. Ok. Hounduku irgi visai neblogas lyderis. Hounduku ir Padme Amidala failas. Dar du pekai. Nutgandrai irgi neblogas lyderis su droidai žaidžiant. Visai neblogas eventas, kur duoda sentinelį ir +2, jeigu iniciatyvą turite. Kodėl Witch nėra įdomu, bet Night. Keywordas toks naujas. Ir 2D2 labai geras unitas.
O, Asoka Legendary. Super. Super, šito tikrai norėjau. Ir kvailas Tendups Loyalist. Na ir paskutinis pekas. Taip. Obi-Wanas šiaip labai geras Tyledo drafto lyderis. O, dar vienas Hyperspacinis tokenas, bet šį kartą Controoperis. Super. Wait, from Innocent Raiders, okay. Ir Foilas Knight of Republic. Tai va tokios kortelės naujos, toks naujas setas. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems. Tikrai kviečiu išbandyti šitą žaidimą, kuris yra žaidžiamas net 3 Lietuvos miestuose. Tai yra Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Taip pat paliksiu linką į mūsų community Discordą, tai mielai kviečiame ateiti į mūsų susibūrimus, išbandyti žaidimą ir prisidėti prie šitos vis gausėjančios bendruomenės Lietuvoje. Atsisveikinu ir iki kito karto. Iki.